Tai labas vakaras, mėlyjei svečiai. Labai džiaugiamės, jog šiandien atėjote būtent pas mus, nes kaip matėte, konkurencija buvo didžiulė ir iš ties tikriausiai didžiausias mūsų konkurentas buvo šis puikus oras šiandien. Tai dėkingi, kad esate čia su mumis. Na, kaip žinia, prieš porą mėnesių Valdovų rūmuose Lietuvos bankas ir Lietuvos banko pinigų muziejus atidarė parodą Atsiverimai iš Lietuvos banko dailės rinkinio ir edukacinės kultūrinės programos renginiuose mes jau kalbėjome apie centrinę bankininkystę, apie Lietuvos banko rūmus bei jų puošybą, apie kitus dalykus. Na, o šiandien susirinkome pakalbėti apie meną ir investicijas. Šiandien šalia manęs 3 žavūs vaikinai. Ernestas Parulskis, Nacionalinės dailės galerijos parodų kuratorius, meno rinkos žinovas, kuris išties nemažai žino apie tai, kaip veikia meno rinkos. Algirdas Petraitis, žmogus, kuris puikiai išmano vidinę aukcionų virtuvę, na ir tikriausiai labiausiai žino apie aukcionų svyravimus bei tendencijas. Ir daktaras Viktoras Liutkus, menotyrininkas, tikras vaikinas, pažinojęs ne vieną dailininką, bendravęs ne su vienu žmogumi, kuris nori kolekcionuoti. Na ir manau, kad jis labai nemažai žino apie pačių kolekcijų formavimą ir jų likimus. Pradžioje šio renginio norėčiau priminti, jog po šios diskusijos, kas dar nespėjote per šios porą mėnesių aplankyti parodos, tai maloniai kviečiame apsilankyti apačioje ir pamatyti parodą. Na, o dabar pradėkime mūsų pokalbį ir tikriausiai pradėti reikėtų nuo tų 2 kodinių žodžių, kuriuos mes šiandien turime, ar ne, tai menas ir investicijos. Na, o aš savo klausimą galbūt šiek tiek kitaip norėčiau pasukti. Tai Ernestai, ar teisingas tas terminas investicija į meną, o galbūt reikėtų kažkaip kitaip sudėlioti jį? Taip, pats terminas yra ir teisingas, ir tuo pačiu neteisingas, kaip ir bet koks kitas universalizuojantis reiškinį terminas. Ar girdisi viską? Ir neteisingumą į pasakymę investicijos į meną aš iliustruosiu visiškai nesenu pavyzdžiu, nes aš vis dar gaudau žinias ne tam, kad praktiškai kolekcionuoti, nes aš nekolekcionuoju, bet pasižiūriu, kas vyksta grafikoje ir fotografijoje. Čia tokios mano sritis, kuriomis aš labiau domiuosi, ir aš, aišku, daug prenumeruoju ir vėl gavau eilinį straipsnių rinkinį, tai yra šiuo atveju vienas straipsnį, kuris vadinasi Šiuolaikinės grafikos rinkos tendencijos. Na, jau kadangi aš esu patyręs, be abejo, su įtarimu atsidariau šitą straipsnį ir be abejo mano įtarimai pasitvirtino. Nes be abejo negali būti grafikos rinkos tendencijų, nes tai yra per daug plati tema. Ir tai buvo visas straipsnis skirtas šiuolaikiniai Picasso atspaudų rinkos apžvalgai. Tai yra skirtas vienam menininkui. Tai, kad tai buvo pavadinta rinkos apžvalga, ji rodo tam tikrą bėdą, kuri jau buvo susiformavusi gerokai anksčiau, gal prieš, tiesą sakant, tai buvo daroma beveik visą laiką, bet prieš 20-30 metų buvo ypač suintensyvėję, kai bandė meno rinką, kuri irgi yra neteisingas terminas, nes tai yra irgi ir teisingas, ir tuo pačiu labai netikslus, bandė pririšti prie finansų rinkų, tai yra įvesti tuos pačius terminus ir tuos pačius kriterijus kaip ir finansų ir akcijų rinkose. Ir be abejo tai nepavyko. Tai yra šiuo atveju mano pranešimas ir žinutė, kurią aš duodu jūsų klausimą, yra tas, kad investicijų į meną nėra ir būti negali, bet yra ir gali būti investicijos į tam tikrus menininkus. Ir kai atsiranda tas slengstis tam tikri menininkai, kuris yra labai ir aiškus ir tuo pačiu neaiškus, atsiranda loterinis faktorius. Gali suveikti investiciją, gali nesuveikti. Tai yra štai toks šiek tiek, tai yra ne šiek tiek, o visiškai stipriai ir aiškiai pakabintas dalykas, bet jis duoda vilčių ir tiems, kurie perka galvodami apie investicijas, ir tuo pačiu duoda satisfakciją tiems, kurie perka dėl to, kad tai jiems patinka ir jie nekreipia dėmesio į investicijas.
Na ir jūs jau savo atsakymę šiek tiek užsiminėte apie rinkas, ar ne? Tai iš esmės mes žinome, jog egzistuoja tos lokalios vadinamosios rinkos ir globalios rinkos. Ernestai, galbūt galėtumėte išskirti tokius esminius skirtumus būtent šių rinkų ir paaiškinti, kiek jos įtakoja pačių kūrinių vertę? Vėlgi reikia globali. Dar anksčiau, iki internetiniais laikais, galbūt ir būčiau atsakęs kažkaip kitaip. Dabar jau turiu atsakyti dar kitaip. Nes kai kalbame, sakome globali rinka ir lokali rinka, ką mes įsivaizduojam? Aš kalbu ne apie jūs, nes jūs ir taip žinote, kaip yra, bet sakysim apie diletantus, kurie yra kažkur kitur, prie sakorų, vietoj to, kad ateitų šičia. Tai tie diletantai sakytų, kas yra globali rinka. Tai yra, sakysim, Amerika, arba New Yorkas, arba Paryžius. Turbūt taip sakytų. Ir jie būtų neteisūs. Dėl to, kad tai yra skirtumas tarp globalios rinkos ir globalios pasiūlos rinkos. Ir žiūrint į meno rinką kaip į globalę, tai ji turi labai aiškius rėmus. Ir tuos rėmus galima pamatyti, jeigu nueitumėt į mano labai mylimą instrumentą artfacts.net, tai yra tokia duomenų bazė, kuri sudarinėja pagal labai tikslius šiuo metu pačius sąžiningiausius, aš pasakyčiau, algoritmus, dailininkų reitingus. Ir tie reitingai yra daromi pagal simbolinius kapitalus, o ne pagal pirkimus. Dėl to aš ir sakau, kad tai yra sąžiningiausia. Ir štai pasižiūrėjus tą reitingą, galima drąsiai sakyti, kad į globalią rinką patenka, sakysim, pirmieji 2000 menininkų, iš kurių į spaudą, į populiariąją spaudą ir populiariąją žiniasklaidą, sakysim, didžiąją, patenka galbūt 20-30 pavardžių, kai vyksta pirkimai. Štai tai yra, sakysim, 20-30 pavardžių yra matomoji globali rinka, apie likę iš 2000 atim 30 gaunasi 1980. Kiti irgi yra globali rinka, bet, sakysim, apie juos jau rašytų labiau specializuoti žurnalai arba portalai ir panašiai. Dar žemiau einant, iki 20 000 irgi galima su tokiais pritepimais pasakyti, kad irgi kai kurie iš jų patenka į globalią rinką. Kas tai yra globali rinka šiuo atveju? Šiuo atveju, kai visi perka kai ką. Ir tie visi, aišku, yra irgi ne visi, o tie, kurie išgali taip pirkti. Tai yra pirkėjai, ir jų irgi nėra daug, iš viso pasaulio perka tam tikrus visiems žinomus menininkus, ir kurie patenka. Tai yra globali rinka. Lokali rinka irgi nėra vientisa, bet grįžtam prie globalios rinkos skirtumo. O globalios pasiūlos rinka, ji yra susijusi su tuo, kad dabar dar reikėtų gal sekundį grįžti, aš dar turiu truputį, dar laiko. Gal reikėtų grįžti prie ilgos uodegos ekonominės teorijos, kurią jūs irgi puikiai žinote, bet priminsiu. Ilgos uodegos ekonominė teorija rodo taip. Pavyzdžiui, yra kūnas, kalbu kaip pavyzdį, kurį duoda ekonomikos vadovėliuose visuomet. Kūnas tai yra dvi pagrindinės skolos, tai yra Pepsi ir Coca-Cola. Jos užima didžiulę dalį pagal pardavimus. Ir tai yra ta bazė. Tada visos kitos skolos, kurios yra pasiūloje, po truputį jų paklausa mažėja ir ten, sakysim, vokiškos skolos, kurio aš jau pavadinimą pamiršau, bet irgi populiarios, dar patenka ir po to atsiranda dugnas. Ir štai, ne dugnas, bet ne visai dugnas, dar yra paklausa šiokia tokia. Ir tada prasideda ta ilgoji uodega, kuri faktiškai tų mažyčių kolų brandų nesibaigia niekada. Jų yra pasiūla, yra globali paklausa, ne globali, bet lokalios paklausos, ir jos visos tos skolos turi savo pirkėjus. Ir atsiradus globaliam galimybei pirkti globaliai, pavyzdžiui, negaliu sakyti, kad aš esu pirkęs Coca-Cola, kokią nors retą kolą iš kokio nors tarptautinio, iš Amazono, sakysim, ką galėčiau daryti, bet tikrai esu pirkęs uogienės. Retas. Tai reiškia, vėlgi ta ilgodega sutvarko. Taip pat yra ir su globalia pasiūla meno pasaulyje. Tai yra, jeigu dabar yra ypatingai lengva parduoti savo kūrinį, jeigu jis patenka į tam tikrus estetinius kriterijus kažkurio tai pirkėjo,
nesvarbu, kur jis bebūtų, ir jis patenka tuo pačiu į vienokią arba kitokią kainos lūkestį, kuris yra pas tą pirkėją. Ir tokių pirkėjų gali būti nepaprastai daug. Bet vėlgi, tai yra be abejo globalumas, bet jis nėra tas globalumas, kurį mes įsivaizduojam kalbėdami apie žiniasklaidinį globalumą. Tai yra ilgos uodegos globalumas. Toks, kuris irgi nepaprastai padeda menininkams išgyventi ir reikia tik džiaugtis, kad toks prietaisas atsirado. Lokalios rinkos vėlgi turi savų paradoksų. Pavyzdžiui, grįžtam prie tos pačios Amerikos. Ar galim, jau mes jau truputį juokiamės, mesgi juokiamės, kai darėm tą pavyzdį. Jūs šipsojatės, aš atsimenu. Mes juokiamės, kad yra neteisingas pasakymas, kad Amerika yra globali rinka ir be abejo taip ir yra, nes Amerika yra lokali rinka, kuri dėl savo turtingumo ir visų kitų dalykų, ir New Yorko, ir taip toliau. Netgi New Yorkas yra lokali rinka, kuri sąlyginai dengia tą didžioji globalioji rinka, ne globalios pasiūlos, o globalioji rinka. Ir visos tos rinkos yra tuo pačiu ir lokalios rinkos. Ir jos skiriasi iš tikrųjų pagal vieną kriterijų, pagal tos lokalios rinkos turtingumą. Pavyzdžiui, Lietuva nėra labai turtinga meno rinka, lyginant, sakysim, su Lenkija, kur net įvedus kokius nors kriterijus dydžio, dauginantis iš 10, mes vis tiek nepasivėjam jos pagal turtą, nes Lietuvoje dabar, man jau turbūt reikės, Algirdai, kad jūs, jeigu kas pakomentuotumėt, dar įsijungtumėt, dabar, kas dabar yra oficialiai brangiausias parduotas meno kūrinys yra aukcioninis Žmuidzinavičius, galbūt Kalpokas. Vincentas Ledzinskis. Už kiek dabar, koks dabar yra rekordas? 69 tūkstančiai plus aukciono procentų, nepilnai 80. Nu, taip, dar, sakysim, yra privatus pirkimai, kur pasiekė galbūt ir 100 tūkstančių. 150. 150 tūkstančių. Štai yra tokie rekordai ir tokia yra mūsų rinka. Lenkaigi jau dabar be ypatingos įtampos, jau net nebeskelbia kaip didžiulį pasiekimą, jie jau sugeba nupirkti meno kūrinių aukcionuose už 1,5–3 milijonus eurų. Jau ne zlotus, mes jau perskaičiavom į eurus. Tai yra didžiulės sumos ir jų ta rinka vis turtingėja ir turtingėja. Ir ta rinka yra netgi nekonservatyvi, jinai lieka konservatyvi, bet pavyzdžiui, vienas iš rekordininkų Andžejus Vrublevskis, jūs be abejo buvot jo puikioje parodoje Mo, kur buvo prieš porą metų turbūt. 3 metus. Aš žiūriu, aš galvoju, jūs turit linksėti, kad buvot. Nebuvot. Taigi, toj parodoj jisai yra plius ir Vilnietis. Čia pradėjęs netgi šiek tiek pasimokęs Dailės institute tuo metu atsikūrusiam. Taigi, jo kūrinys ir yra vienas iš tų nupirktų, yra už 3 milijonus eurų. Ir tai yra pokarinis modernizmas. Tai nėra peizažai ir simbolizmas, sakysim, iki Pirmo pasaulinio karo, kuris be abejo nepaprastai populiarus Lenkijoje taip pat yra. Taigi, tos rinkų turtingumas, lokalių rinkų turtingumas irgi skiria tas rinkas į įvairias papildomas segmentacijas. Mes tik tai galim ne tai, kad pasidžiaugti, bet galim ypatingai nesigriaužti, nes Lenkai yra Lenkais, bet pavyzdžiui ir Latvijoje, ir Estijoje tas lygmuo yra toks pat kaip ir pas mus, reiškia, mes nesam kažkokie tai išskirtiniai. Štai taip dėliojasi lokalios ir globalios rinkos. Ačiū Ernestai už atsakymą ir iš tiesų apie rinką šiek tiek pakalbėjome ir daugiau iš tų globalių sugrįžtant į tas tokias vietinės, man būtų dar smalsu jūsų pasiteirauti, ar jūs jaučiate, kuris prekybos menų instrumentas, ar ne, ar tai aukcionai, ar mugės, ar kažkokie tai privatus, ar ne, pirkimai tarp asmenų Lietuvoje yra toks, na kaip čia pasakyti, gyviausias ir populiariausias. Ar turėtumėt tokį pojūtį? Taip, turiu. Šiaip, jeigu kalbant apie organiškiausius pirkimus, aš po truputį spekuliuoju, galiu spekuliuoti ir dėl to žvairausi jau po truputį ir į Algirdą, nes manau, kad galbūt jis perims tą atsakymą. Bet mano jausmas toks yra, nes šiaip atrodo atsakymas turėtų būti aiškus, kad aukcionai yra pats skaidriausias, labiausiai matomas ir tobuliausias įrankis, koks tik tai gali būti. Bet matant mano, sakysim,
tolimesnius pažįstamus, draugų per draugus. Aš matau, kad pakankamai didelė įtaka bent jau dekoratyviniam arba dekoratyviškai siužetiniam meno pirkimui kaip instrumentu tapo ir jeigu per paveiksliukus Instagramas, jeigu per paveiksliukus ir tekstus ir Facebookas ir be abejo TikTokas. Ir tai daro net ne tie didieji influenceriai, kurie iš tikrųjų nedaro tokios įtakos meno pirkimui, bet atsiranda žmonės, kurie kitiems galimiems pirkėjams tarpa kaip elgesio modeliai. Ir jeigu elgesio modelis pasako vieną kitą žodį apie meno kūrinį arba parodo, kad jį nusipirko, o aš tokių matau ganėtinai dažnai. Ir aš jau seku, kad banga ir eina. Ir tada atsiranda štai tų pagal modelių padarytų pirkimas. Ir tai yra man, aš žinau, kad prieš 20 metų per socialinius tinklus buvo netgi ir susiformavęs Silicio slėnyje ir spekuliacinis bumas, būtent per žvaigždės ir per visą kitą. Bet aš negalvojau, kad ir jau pas mus tai nėra spekuliacinis bumas, tai yra tiesiog dar vienas papildomas įrankis. Be abejo, į įrankį įtraukčiau ir galerijas, nes galerijos yra, nors tikrų galerijų, kurios stipriai ir profesionaliai pardavinėtų meną Lietuvoje nėra daug, bet jų yra. Ir jos, kadangi jos dažniausiai pardavinėja tai, ką nori parduoti, ir žino, kaip parduoti, ir žino, kam parduoti. Ir tai yra labai stiprus veiksnys. Taigi ir ketvirtasis, tai turbūt yra šiaip kokie nors privatų sandėriai, apie kuriuos aš visiškai jau nebeišmanau, bet tikiu, kad jie yra ir turi savo procentą rinkos sūryje. Tai taip jau nejučia, žvilgsniu, žodžiu, iniciatyva perduodama Algirdui. Ir Algirdai, tau klausimas daugiau pradžiai galbūt ne apie patį aukcioną, ar ne, aukcionus, bet apie meno rinkos pirkėją. Nes iš tiesų, jeigu mes meną laikytume kaip turto klase, tam tikrą ar ne, investicinę turto klase, tai tikriausiai ne kiekvienas investuotojas renkasi investuoti būtent į tai. Aš manyčiau, kad pasirinkimas pirkti meną šitą pasako apie žmogų. Tai tau ir būtų klausimas, kas Lietuvoje yra tas meno pirkėjas? Sveiki. Tai meno pirkėjas, bent jau pagal mūsų aukcionų praktiką, tai turbūt labai yra tradicinis. Galima jį suskirstyti į kelias grupės. Tai pirmoji grupė turbūt būtų estetai, kaip juos pavadinti, žmonės, kurie perka pasipuoš savo interjerui. Antroji grupė įvardinčiau investuotojai, kurie nori gauti grąžą, kurie seka tendencijas, tai yra dažni mūsų aukciono dalyviai tiek kaip pirkėjai, tiek kaip pardavėjai. Trečioji grupė būtų kolekcininkai, kurie jau žiūri daugiau, ne visada vien tik tai investicinę pusę, gal žiūri plačiau į patį savo kolekcijos, į savo kolekcijos vertę, turi nusibraižę tam tikras ribas. Ir Lietuva, nors esam maža lokali rinka, bet turim tikrai labai didelių kolekcijų, kurios, sakyčiau, netgi didesnės negu mūsų rinka. Ir ketvirtas, tai būtų instituciniai. Tai yra muziejai. Ir grįžtant prie kolekcininkų, mes tikrai turime kelias kolekcijas, kurios yra jau institucijos tapusios privačiais muziejais. Tai va. Apie būtent tuos pirkėjus. Tai. Ir aš manau, kad šitie atitinka beveik visus tuos pasaulio standartus. Tai ir žinoma, jeigu mūsų tema yra menas, investicijos ir pinigai šiandien, tai turėdami čia tave, ar ne, aukciono atstovą, tai natūraliai norisi kalbėti ir apie skaičius. Algirdai, galbūt galėtum pasidalinti tam tikrais, nežinau, skaičiais pastarųjų metų, tam tikrą dinamiką. Galbūt tendencijų. Kalbant apie pačią rinką, tai truputį Ernestas apie ją pakalbėjo ir dar ją apibūdinant, tai yra maža, lokali, bet, sakyčiau, kylanti, kaip ir mūsų ekonomika, rinka meno. Ir ją apibūdinant aš paėmiau kelis skaičius, kurie nėra tokie spekuliatyvūs, bet kuriuos gal galima kažkiek pabandyti palyginti su Lenkijos rinka.
tarkim, Lenkijos rinka tai yra mums kažkiek gimininga, nes nemažai autorių yra persipinę dėl istorinių priežasčių. Ir aišku, jas taip lygint nebūtų dėl gyventojų skaičiaus, tai tiesiog tuos skaičius pabandžiau padalinti iš 13,5. Tai pirmas skaičius tai būtų brangiausias parduotas autorius Lietuvoje, kurį jau paminėjo Ernestas, tai Vincentas Ledzinskio Drobė, moteris su rožiniu, su aukciono procentais apie 80 000. Dar prie šito pridėčiau, kad prieš tai ilgą laiką buvęs brangiausias parduotas Antanas Mudzinavičiaus rekordas, jis laikė apie 80 metų. Dar kalbant šiek tiek apie šį skaičių, tai manau, kad šiai dienai, žvelgiant į Lietuvos banko kolekciją, tai galbūt vienas darbas galėtų jį viršyti, jeigu patektų į aukcioną, tai Petro Rimšos Vargo mokykla. Grįžtant prie to palyginimo. Lenkijoje numeris 1 šį dieną yra Jacek Malševski. Malševskis, jų klasikas, dažnai pasirodantis rinkoje, tai skirtinis buvo darbas, 3,6 milijono. Ir šitą skaičių padalinant iš 13,5 gaunasi apie 266 000, dalint iš 80 mūsų, tai 3,3 karto. Ir toliau pabandžiau palyginti, pavyzdžiui, praeitų metų Lietuvos meno rinką. Aišku, tai skaičiai yra labai spekuliatyvūs, nes galėjau paimti tik tai Lietuvos aukcionų rinką, kurie yra 2, plus pridėjau kažkiek tai, spekuliatyviai, tarp 3-5 milijonų pardavimai. Lenkijos rinka yra apie, irgi taip tikslių skaičių labai negausi, apie 1 milijardą zlotų, tai apie 260 milijonų. Pagal tą pačią formulę gaunasi labai panašu, irgi 3,45 karto. Tai iš tos pusės Lenkijos rinka yra brandesnė, bet, nemažai brandesnė, bet, kaip sakyt, vis tiek, mes irgi esam, turime nemažai rinkos atributų, turime 2 aukcionus, turime labai stipriai veikiančią meno mugę ir nemažai veikiančių galerijų. Ir aš manau, kad tikrai yra geros perspektyvos augti. Nes čia juk diskusija, ar ne? Taip, prašau. Aš visiškai sutinku, ką Algirdas sakė, tik tai apie Lenkijos tapatumą. Jis yra, šiek tiek yra jų bazė truputį kitokia, nes Lenkai, kai pas juos ir pas mus atėjo sovietai, pas juos situacija buvo vis tiek šiek tiek kitokia ir net ne šiek tiek, o smarkiai kitokia, nes pirma, jų nebuvo visiškai uždarytas privatus verslas ir būtent, ir tai buvo leidžiamas nedidelės parduotuvės ir kaip tik mažos galerijos pateko į tą leidžiamumo būseną. Ir tas buvimas rinkos, jis nenutrūko taip greitai, kaip pas mus, ir netgi galima sakyti, nes pas mus jis nutrūko dar net nelabai ir prasidėjęs, o pas Lenkus nenutrūko tai, kas buvo ganėtinai stipriai ir įsivažiavę ir tarpukariu. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, aš manau, kad čia ir Viktoras man paantrins, Lenkai savo sovietmečių, jie neprarado ryšių, tai yra jų ryšys su vakarais buvo ne žurnalinis kaip mūsų, ir pasakojamasis irgi kaip mūsų, o realus, tai yra jie ir pavažinėdavo, ir pabūdavo, ir pas juos atvažiuodavo, ir būtent tas slenksčių perėjimas, tai yra neleido galimiems kitiems pirkėjams pamiršti tai, kad Lenkija yra dalyvė meno rinkos. Tai yra, pavyzdžiui, kalbant apie Opalką, Romanas Opalka. Jis kuris yra, galima sakyti, ankstyvasis konceptualistas, kuris paišė skaičius nuo 1 iki begalybės. Žinot jo seriją tą. Ir jis pardavinėjo ir sovietmečio meno kūrinius, ir dabar be abejo jau nepaprastai šoko jo aukcioninės kainos, bet tas tęstinumas yra.
O mumsgi teko viską tiesiog 90 metais pradėti, gerai, 88, kada leido kooperatyvus. Bet visa tai buvo, pas mus buvo gerokai blogiau negu pas Lenkus. Taigi pas mus dar geriau, negu, jeigu skaičiuot su išvestiniais skaičiais, kas jūs padarėt, pas mus yra gerokai geriau negu pas Lenkus. Bet to dar rezultato, kad mes viską tą pamatytumėm, dar reiks palaukti. Na ir iš tiesų, kuomet mes kalbame apie rinkas ir tas investicijas, tai man vis tiek norisi paliesti ir tą likvidumo temą. Tai iš tiesų, kiek ta meno rinka, ar ne, investicija būtent į tai yra likvidu. Ir galbūt iš to dar išplaukiantis kitas klausimas būtų, ar tas pats likvidumas, pats savaime gali įtakoti ir meno kūrinio kainą. Menas, kaip ir nekilnojamas turtas, tai jis nėra likvidus, trumpai pasakius. Meno kūrinio kaina, taip, jis gali įtakoti netgi iš dviejų pusių, tai ne visada gali būti atsispindėti, pavyzdžiui, aukciono rezultatuose teisinga pardavimo kaina ir kartais gali būti ir viršyta jį. Tai iš tos pusės, jeigu, pavyzdžiui, tiesiog nėra kelių pirkėjų, tai ta kūrinio kaina bus mažesnė ir ypatingai toj mažoje rinkoje kartais dažnai tas tikrai atsispindi. Tai reklamuojant kažkiek aukcionus galima dažnai surasti tų tokių gerų variantų įsigyti, trumpai kalbant. Ir aš jau žvilgsniu bandau kalbinti Viktorą. Tai Viktorai, jūs kaip menotyrininkas, galbūt galėtumėt pasakyti, kodėl žmonės ryžtasi, ima investuoti būtent į meno kūrinius. Gal net, žinau, kad jums nepatinka žodis investuoti, kada kalbame apie meną, galbūt geriau pavartosiu žodį įsigyti. Ačiū. Dar kartą labą vakarą. Ar girdisi? Puikiai. Pats savęs negirdžiu. Pirmiausia, pakelkite rankas. Kas turit bent 10 paveikslų? O, čia jau ir teisingai norėjau paklausti. Ir jūs pakelkit. Tai čia galbūt ir atsakymas yra iš dalies, kad tas rinkimas atsiranda, aš nežinau, kiekvienas savaip. Aš pavyzdžių nerenku ir paskui pasakysiu kodėl, bet paveikslų turiu. Ir neišskiriu šitos veiklos iš kitų žmogaus pomėgių, potraukių, kažkokio užsiėmimo, laisvalaikio veiklos. Nes man atrodo, kad ir kokia nors sodininkystė taip pat yra menas, ikebanos auginimas menas, ar dar kažkokie ten ūkiniai dalykai gali būti. Lygiai žmogui taip pat sužadinantis apetitą veikti, keliantis jam ūpą, duodantis labai daug veiklos įspūdžių, kartais netgi riziką keliantis ir daugybė yra faktorių. Taip, kad kodėl žmogus renka meną, tai aš nedrįščiau vienu sakiniu ar 2-3 priežastim apibrėžti. Yra labai daug postūmio šitų variklių. Freudas, kuris taip pat kolekcionavo meno kūrinius, sakė, kad tai kolekcionavimas yra Edipo kompleksas. Žmogus myli tai, kas iš jo išeina. Jis ištiesęs ranką gali paliesti savo numylėtą, nusipirktą, įsigytą ir kabantį prieš jo akis kūrinį. Žodžiu, pratęsė savo ego į priekį, daiktus ir dėl to tas pomėgis toks yra stipriai pririšantis prie tų daiktų. Kadangi tarp mūsų sėdi žinomas kolekcionierius, aš dar neminėsiu pavardės, bet paskui aš jį išprovokuosiu, nes jis turi garsiausią paveikslą Lietuvoje. Tai aš pabandysiu atsakyti dar ir kitą prasme, kodėl žmogus linkęs. Dabar visi sako investuoti. Kaip investuoti, jeigu sirenos kaukia už lango? Ar kas ryšys? Bet visi žmonės perka būtus, ima paskolas. Aš nežinau, ar čia nutrūks kada. Vokiečių hitlerininkų turiu omeny, vadovai Geringas, Gebelsas ir visi kiti taip pat rinko kolekcijas. Ir vieni su kitais konkuravo.
paskui slėpė Austrijos kalnuose, dar kitur. Ir tos kolekcijos yra dabar išgarsintos, jau žinome, ką jie ten buvo prisigrobę, prisijėmę, išmainę, iškeitę ir kitokiais būdais įsigiję. Tai toks kažkoks irgi galbūt čia kompleksas yra, kad būtinai patenkinti reikia ir šitą meno troškulį, vadinkim taip. Arba galima ir kitaip sakyti, kad atsakyti tą klausimą, kodėl aš nekolekcionuoju. Man ne vienas yra uždavęs. Sako, tu meno istoriją studijavai, rašai knygas, domiesi, galybę autorių pažįsti. Aš negalėčiau prisijimti šito vaidmens kolekcionieriaus, nes suprantu, kad čia yra ir stresas, ir vadyba, yra rizika, yra laiko įtampa didžiulė. Ir antra vertus, tu turi būti nuolat, kaip koks seklys, pasiruošęs eiti paskui tau patinkantį kūrinį. Pažįstu ne vieną kolekcionierių, kuris ilgus metus žvejoja tiesiog meno kūrinius. Ateina pas dailininką, su juo kalbasi, pamato kūrinius, užsimezga dialogas, pradžioj neperka, paskui eina darybos ir po 2-3 metų jis tą kūrinį įsigyja. Vadinkim taip, kaip prisijaukina meno kūrinį. Reiškia, yra tokia ir laiko, ir psichinės įtampos eikvojimas, nes tu faktiškai investuoji ne visada galvodamas apie piniginę grąžą. Aš ko gero manau, kad daugelis net negalvoja, kad sugrįž kada nors tie pinigai. Bet kas būna, kai tos kolekcijos pradeda birėti ir skaidytis, tada jau žinoma pakvimpa ir pinigai. Tai aš į pirmą dalį tik tiek atsakysiu. Aš tik tai dar Viktorą norėjau papildyti, nes labai įspūdingai susakė tas grėsmės, kurios laukia kolekcionierių ir nelaukia, ir kurias jie išmoja, bet ir dar pridėčiau dar 2 arba 1, kurios irgi yra labai svarbios. Tai yra, Viktoras jau užsiminė apie kolekcijų birėjimą, bet dar iki jų birėjimo yra dar vienas labai skausmingas etapas kolekcionieriams. Tai yra noras kolekciją parodyti ir kad ją kas nors įvertintų, bet įvertintų ne pinigais, bet tiesiog suteiktų, tiesiog pasidžiaugtų tą kolekciją. Ir tai yra irgi ganėtinai didelis iššūkis, nes aš, kadangi dažnai būnu parodų Nacionalinėje dailės galerijoje koordinatorius, o koordinatorius tai reiškia, kad viena iš mano funkcijų yra kartu su vairuotoju važinėti po kolekcionierius ir skolintis darbus, tai yra fiziškai iš jų pasiimti. Tai beveik visuomet, ir tai kolekcionieriai nėra, sakysim, 1 dešimtuką, tai yra normalūs, patyrę diletantai, kurie turi 14 gerų kūrinių ir tikrai gerų, bet jie negali jų parodyti. Tai yra kai mes skolinamės, tai yra vienas dalykas, bet tiesiog aš matau, kad juos kažkaip jie nori tai padaryti. Ir tai yra tikrai iššūkis jiems. Jį galima, aišku, išspręsti, leidžiant katalogus privačių kolekcijų, kitų dalykų. O po to didžiulis iššūkis yra, ką daryti su tom kolekcijom vėliau, kai jau ateis laikas peržengti amžinybės slenkstį. Ir tai yra irgi didžiulis iššūkis. Ar palikuonys išsaugos, ar padovanoti muziejui. Muziejai nenori kartais tų dovanų imti. Ir tai yra dar, žodžiu, kolekcionieriaus gyvenimas yra pilnas iššūkių nuo pirmo paveikslo iki karsto lentos. Taip, ir Ernestas jau išties šiek tiek užkabino tą birėjimo kolekcijų temą, kurią aš dar šiek tiek norėčiau pasisaugot ir sugrįžti prie jos vėliau. O aš sugrįžtu prie Viktoro pasisakymo, kad tam tikri žmonės, ar ne tie, kurie turi pakankamai žinių, tai tam tikrus kūrinius medžioja. Bet aš net neabejoju, jog yra tokių, kurie turi tų žinių mažiau. Tai Viktorai, kaip dažnai žmonės, kurie nori įsigyti tam tikrą meno kūrinį, kreipiasi į jūs kaip į menotyrininką tam tikrų konsultacijų. Ir iš to man kartu irgi išplaukia klausimas, ar jūs iš tiesų su visais sutinkate, bendradarbiaujate ir jiems patarėte? Dabar jau nesutinku. Ir paaiškinsiu, kodėl. Prisimenu atvejį, ir čia susiję netgi su kūrinių pirkimu, su kūrinių kaina, su pirkėjo galimybėmis ir dailininko norais.
Nusivedžiau aš vieną, nes paprašė tarpininkaut, vieną mūsų kolekcionierių, jis jau miręs gaila, į Algimanto Kūro studiją čia Vilniaus senamiestyje. Na ir mes pradėjom ieškoti, rinktis ir jie bendrauti su dailininku, kokį paveikslą išsirinkti. Ir žinoma, tie klientai, mano kolekcionieriai paklausė, o kokios, sakykit, yra jūsų kainos pardavimo, kad mes žinotumėm orientacinės ribos. Sako, Algis ir sako, nu pas mane yra 4 gradacijos, sako, pirma yra zuikis, antra yra lapė, trečias yra elnias, o 4 yra dramblys. Tie žiūri nustebę, o kaip suprast? Nu, sako, aš jums tuoj atnešiu zuikį. Ir jis atneša tokius etiudus, ten bandymus, iškloja ant grindų, sako, va čia mano zuikiai, jų kaina nedidelė. O sako, jūs gal turit geresnių, tada jau bus lapė. Nueina, atneša lapę. Ir vėl jis išeksponuoja, rodo, kalbasi, daras ir aš matau, kad tie kolekcionieriai neapsisprendžia. O gal tas elnias bus geresnis daiktas jam. Na, tad jau Kūras ištraukė tikrai vertingus darbus, rodo ir paklausė tada, o kiek šitie kainuotų. Pasakė kainą. O, tai čia nemažai. Bet sako, mums įdomu, o kiek dramblys kainuoja? Tada Kūras ir sako, o dramblio aš neparduodu. Ir paskui Algio klausė, juk tu galėjai uždirbti, proga buvo, čia viskas. Ne, sako, čia mano palikimas, aš noriu išsaugoti šitos. Tai žodžiu, dailininkai irgi turi tą nusistatę pirkimo pardavimo kainą ir neretai sunku būna dėl to dėrėtis, o tas atvejis mane atveda prie kito to, ką Asta klausė, kaip aš patariu, kodėl nepatariu. Aš supratau, kad aš darau meškos paslaugą. Ant pirmo kelio galiu užvesti, duoti telefoną, nurodyti, kur dirbtuvė, adresą parašyti ir panašiai. Bet nenoriu pats iš to turėti jokios materialinės naudos. O svarbiausia, ką aš vienam irgi kolekcionieriui parašiau, kas tada formuoja tavo kolekciją? Tu kolekcionuoji ar Liutkus kolekcionuoja? Ir kažkaip tyla pasigirdo telefono ragelį. Ir jis galbūt irgi suprato, jeigu jau pradėjai, įsivažiavai, nusimatei kažkokias kryptis, apmantus, tai tu ir dirb tą darbą. O tu geriausio atveju konsultacija, dėl ko klastoti ar neklastoti. Irgi turėjau ne vieną atvejį ir Kairiūkštį man rodė, ir Šimonį rodė, ir ko tik nerodė, visokiausių klastočių esu matęs. Bet tai kita tema jau čia apie meno klastotės. Tai va yra taip su tuo kolekcionavimu ir su tuo konsultavimu. Konsultuoti galima ir reikia. Ir Mo muziejus yra prašęs, ir Tatl yra prašę pakonsultuoti, ypač tą Lenkų laikotarpio tapybą, kur jie irgi turi savo rinkiniuose. Tai čia pareigos reikalas yra padėti žmonėm ir muziejam susigaudyti, atrasti kažką, nustatyti, ar klastoti, ar neklastoti. Čia jokių kitų. Tiesa, dar vieną prisiminiau. Kaip atsirado pas mane, kodėl aš nekolekcionuoju. Dėl to, kad man atsiranda tie kūriniai, jų neperkant, esu gal vieną kitą nupirkęs, bet nedidelę kainą. Tokiu atveju prisimenu. Dažniausiai tai būna dovanoti, kokią nors progą pasiūlyti, imkis, neškis ir visa kita. Ir aš prisimenu, rengiau Algio Skačkausko parodą. Armoškos galerijai buvo didelė, graži paroda, Algis patenkintas. Ir paskui jau po pusės metų jis žiūri, vieno darbo nepasiėmęs. Guli kampe padėtas, niekas neima. Aš jam skambinu, sakau, Algi, ko tu pusę metų nepasiėmė, neišsiveži čia valytoje valo, ką nors padarys tam paveikslui. O ką tu? Nežinai, kad čia tau yra dovanota. Ir aš, žodžiu, net nežinau. Tokią dovaną gavęs tu turi išsiaiškinti po pusę metų.
Bet čia yra dar vienas dalykas. Aš labai pasitikiu tai žmonėmis. Ir nuo kuomet sakyčiau, kad čia, nesakyčiau, kad tie žmonės, kurie dailininkai dovanoja, kažkokią tai turi užmačią, kad čia man atsilyginti ar ko. Tiesiog jie nori, kad būtų kažkokia, atsakas į mano pastangas ar panašiai. Tai, žodžiu, kolekcionavimas yra paties kolekcionieriaus reikalas. Pažįstu puikių kolekcionierių, puikios istorijos žinios, puikus išmanimus ir skoniai geri, bet apie tai aš dar pridursiu. Ačiū, Viktorai, už pasidalymus. Na ir iš tiesų iš pastarojo jūsų atsakymo galima jau daryti išvadą, jog jeigu nori turėti išties gerą kolekciją, tai esminis dalykas būti apsibrėžus, ką kolekcionuoja, ar ne? Na, o kokie galėtų būti kiti kriterijai kaupiant gerą meno kolekciją? Jeigu žmona reikalauja, pavyzdžiui, jei norisi turėti paveikslų, tu turi pirkti. Kas čia dar gali būti? Jeigu tu ruošiesi kažkokią tai ambicingą parodą padaryti ir susipirkti, yra tokių atvejų, kai žmonės susiperka paveikslus ir paskui. Yra atvejai, kai aš mačiau savo akim, buvo čia prieš keletą metų, jau gal 10-15, ar ne Banginio baldų salonas ten buvo įrengtas, kur virš salonų baldų buvo pakabinti paveikslai ir parduoda kartu su tais baldais. Bet paveikslai buvo žinomų tapytojų, taip kad yra įvairių būdų, kaip tą meną nusipirkti ir apsirūpinti, galima ir su baldais jį įsigyti. Tai yra tokių atvejų, bet aš galvoju, kad aš dabar pabandysiu išprovokuoti Egidijų Jakubauską, kuris yra žinomas mūsų kolekcionierius, ir turi labai gerą kolekciją, labai gerų šito Augustino Savicko darbų ir kitų, ir ne vieną, ir ne du. Ir jo kolekcijoje yra, žinot, koks paveikslas? Mona Lisa. Nesijuokit. Taip paaiškiai. Kaip pasakyk, kaip įsigijai? Labas visiems. Ta Mona Lisa tai dailininko Natalevičiaus padarytas darbas. Mona Lisa sudėliota iš kortų. Tai toks improvizacija Mona Lisos tema. Bet tai nėra tai pats geriausias darbas. Mano kolekcija, aš kitus gal labiau vertinu prieškario darbus, prieš lietuvių klasikų. Nežinau, ką pridurti. Reiškia, mano kolekcionavimas tai buvo taip, kad aš daugumą pirkau iš dailininkų, tiesiog iš dirbtuvių, bendravau su dailininkais. Tai va čia mano, esminė mano kolekcionavimo sistema. Aišku, su dailininku Savicku teko daug bendrauti, už tai jau surinkau darbus. Ir lankiausi pas dailininkus sovietmečiu. Mano kolekcija baigėsi ties 2000 metais. Jau toliau nebekolekcionuoju, dabar jau ta mano kolekcija subirės. Ir aš galiu pasakyti, tai yra tikrai muziejinė kolekcija, nes aš jau kaip tas koordinatorius turbūt buvau 4 kartus gal važiavom skolintis įvairiausiom parodom. Neišsemiamas šaltinis puikių darbų. Ačiū, labai geras papildymas, bet leidus pratęsiu. Mes dar šiek tiek laiko turim. Tai čia yra pavyzdys, kad ir užsiminė ir Egidijus, kadangi yra kolekcionieriai, kurie iš tikrųjų pradeda ir nežino, ko nori. Pradeda supirkinėti visas pusės. Na gal pradinėme etape tai yra neišvengiama, nes tu esi žalias. Jeigu dar tavo atsisako kas nors padėti, talkint, tai ir būna tų tokių įsiskaidimų į visas, išsitaškimų ir pinigų, ir laiko, ir visko. Bet paskui vis vien reikia susikoncentruoti. Egidijus iš karto rado tą kryptį. Žinau puikiai ir pažįstu Neniškį kolekcionierių, kuris irgi kryptingai renka tik tai, ką jis yra numatęs, apsibrėžęs, atitinkamus net autorius. Esu ne vienas iki įmatęs irgi to paties Natalevičiaus studijoje,
dūminantį ir besitariantį su Natalevičium dėl kūrinio, dėl vieno ar kito. Ir jis moka išlaukti. O kas yra, va čia kolekcionieriai moka išlaukti. Jie sulaukia, kada jau netenka kantrybės. Dailininkas, imk, aš parduodu ir tu neškis. Va. Būna ir tokių. Ir čia yra pavyzdys, kad jau, jeigu jau yra ryštas kolekcionuoti, reikia žinoti, ko tu nori. Kaip pašto ženklus, tu nerenki ten ir Madagaskarą, ir Vilnių, ir Kauną, ir ką nori. Reikia apsibrėžti, į kurią pusę tu važiuosi, nes kitaip prapulsi ir tavo kolekcija bus bevertė. Ta prasme bevertė, nes ji neturės fokuso, krypties, kažkokio leitmotyvo, kas tau yra svarbiausia. Va. Tai čia yra pirmas galbūt mano patarimas kiekvienam pradedančiam pabandyti susigaudyti, koks tau menas prie širdies labiau. Ir tada jau įsimylėti ir kaip tą Edipo kompleksą pabandyti jau gydyti pamažu. Ir pinigais, ir laiku, ir kantrybė, ir ko tik nori. Tai aš gal tiek apie tą pasirinkimą su gyvu pavyzdžiu. Labai ačiū. Interaktyvu buvo, dėkinga už pasidalinimus. Na ir iš tiesų, tiek ir Egidijus užsiminė apie tą kolekcijos kažkokį byrėjimą, tiek byra jau smėlio laikrodyje ir mūsų laikas šios paskaitos diskusijos. Tai man norėtųsi dar sugrįžti prie to klausimo, kurį jau jūs šiek tiek anksčiau lietė, tai yra kolekcijų likimas, ar ne? Nes kaip ir išsiaiškinome, kad labai tikslingai kolekcionieriai paprastai kaupia, ar ne, savo meno tuos kūrinius, tuos rinkinius, tačiau ateina tam tikras metas, galbūt norime to ar nenorime, bet kolekcijas ištinka tam tikras likimas. Tai, mėlieji kolegos, galbūt galite pasidalinti tam tikrais pavyzdžiais ir Viktorai, į jūs žiūrėčiau pirmiausia. Kodėl? Aš dar nedalinu savo kolekcijas. Išskyrus... Pavyzdžius. Kas nutinka su tomis kolekcijomis? Dukrom atiduodu, kad pasipuoštų, kad jom nereikėtų kolekcionuoti. O šiaip tai pavyzdžių mačiau daug. Keletą metų dirbau pas Armošką jo galerijoje. Mačiau iš vidaus ir tą kolekciją jo. Ir jo tokius principus. Tai tikrai pavyzdinis buvo kolekcionierius. Nežinau, gal ir dabar yra dar. Bet kolekcija buvo tikrai išskirtinė. Jūs turbūt prisimenat ir Saukos parodas ir kitų ten parodas surengtas. Tai daug kas iš jo kolekcijos yra... Bet pavyzdys ir kitų kampų žiūrint. Armoškos kolekcija irgi sugerė iš kitų kolekcijų. Pirmiausia, iš Jakučių, jeigu Egidijus nesakys, kad meluoja. Iš Jakučių. Jakučio kolekciją aš mačiau dar gyvą kabutėse. Važiavom mes, neatsimenu, su kuo, su studentais gal, į Nemenčinę, į jo tą kleboniją ir jis ten vienam tokiam pastate turėjo visą tą kolekciją ten sukrovęs, dalį išeksponavęs, Gasiūno pelenų sodą netgi buvo nusipirkęs, kuris dabar nežinau, bet buvo puikus kūrinys ir jis tiesiog naudojosi savo tuometiniam galimybėm ir įsigijo. Daug ką jis įsigijo iš Dailės fondo. Dailininkų sąjunga, Dailės fondas, tokia padalinys, irgi kaupė rinkinį, bet rinkinį žinoma kaip dailininkų kūryba. O po to vienu metu paskelbė, kad jeigu nori, dailininkai gali išsipirkti. Ir tada puolė daug kas į tą fondą pirkti ir Jakutis iš to fondo irgi yra prisipirkęs. Tai iš Jakučio kolekcijos, kai jis gavo teistumą ir reikėjo jam kažkiek kompensuoti, matyti ir materialiai, tai atkeliavo pas Armošką. Ne vienas, ne du, ne trys darbai. Po to iš Armoškos, nežinau, kas atsitiko, kūriniai atsidūrė pas Valiūną. Valiūno kolekcijoje irgi yra nemažai, pradedant Samuolio Saulėgrąžom, Švažo kūriniais ir baigiant kitais ten tikrai vertingais darbais. Žodžiu, skaidosi kolekcijos, byra. Išsikėtoja į kelias atšakas ir jau kiti savininkai. Aš nematau čia nieko blogo, tai natūralus turbūt dalykas, jeigu nėra rimtesnių paveldėtojų, kurie perimtų, Algirdas perėmė savo tėvo kolekciją, tai jis turbūt nepaleisi.
Irgi jo tėvelis turėjo puikiai Menas turi judėti. Va, menas juda irgi, kraujagyslis kalkėja, jeigu neteka kraujas. Tai čia irgi su tom kolekcijom tai būna. Aš čia nieko blogo tikrai nematau. Mainai tarp pačių kolekcionierių vyksta. Mainosi paveikslais. Ir čia natūralus dalykas, man rodos. Algirdai, Ernestai, į tą temą kolekcijų likimo? Aš tai galiu vien tik tai per institucinę prizmę pasižiūrėti, vėlgi ypatingai nedalyvaudamas, bet tai šiandien tai ten pamatydamas, tai jau gal šiek tiek ir pasikartosiu. Kaip iliustruoti tą pasikartojimą? Yra toksai, dabar aš galiu suklysti, bet man atrodo Heidelbergo klubas. Jeigu kas nors iš čia bičiulių sėdinčių žino tikslesnį pavadinimą, pasakykit man jį. Tai yra toks kaip ir ilgą laiką jisai buvo vadinamas, kur susirenka pasaulio galingieji ir sąmokslo teoretikai teigia, kad tas Heidelbergo klubas yra pasaulio valdovai. Vieni iš daugelio, kurių anot sąmokslininkų yra. Nu ir jie ten susirinkinėdavo, kažką tai darydavo ir visą laiką buvo didžiulis gandas apie jų meno kolekciją. Ir jie ten buvo ir staiga prieš gal kokį 10 metų jie nusprendė, kad jiems, tam Heidelbergo klubui, paslaptingiems pasaulio valdovams, kad jie nori tą savo kolekciją parodyti visuomeniai. Ir tai buvo milžiniška klaida, nes jie parodė tą kolekciją, jinai iš karto pasklydo, pafotografavo ir ten greitai paaiškėjo, kad ten yra tiesiog sukaupti tokie pagyvenusių vyrų, ten erotikos, daug pornografijos, tai yra tokio klubo kolekcija. Yra ir gerų pavardžių, yra ypatingai blogų. Jeigu archeologiniai darbai, tai be abejo tai yra falų kolekcija, jeigu dar tai yra visą laiką tas posūkis tų sąmokslininkų ir pasaulio valdovo. Ir po to laiko, kai jie tą kolekciją parodė, kažkaip tas Heidelbergo mitas ir žlugo. Tai yra faktiškai kolekcijos parodimas yra labai pavojingas dalykas, nes tu parodai ir kolekciją, ir savo paties stuburą, kurį tu turi. Ir kartais parodant kolekciją pasimato, kad nėra jokio stuburo. Ir aš kalbu tą pavyzdį panaudojau to, kad yra institucijos susiduria dažnai su situacijom, kai kolekcininkas arba šeima arba paveldėtojai, kurie galvoja, kad yra stuburas ir galvoja, kad padovanosiantys tą kolekciją viena ir kita institucija daro paslaugą. Institucija iš tikrųjų, ta institucija nebežino, ką daryti, kaip tos dovanos išvengti. Tai, o klausimas, koks buvo, kaip kolekcijos... Apie kolekcijų likimus, tai pavyzdžių. Vienas iš likimų yra toks, kad jeigu kolekcininkas ne iki galo žino savo kolekcijos vertę, prieš ją rodant verta pasitarti, turbūt toks būtų. Supratau ir iš ties matau, kad mūsų laikas jau senka, tai galbūt dar toks grįžimas prie to, nuo ko ir pradėjom. Iš tiesų, menas ir investicijos. Mes perfrazovome į investicijos į meną. Ernestas jau pasisakė, jog ši frazė, kaip ir ne visai teisinga, geriau galėtų būti investicijos į menininką. Ir kaip jūs galvojate, Algirdai, Viktorai? Aš noriu pasidalinti informaciją. Nes galvoju, atsakys du mano kolegos. Aš prieš išeidamas perskaičiau internete, kad šiemetinė Art Vilnius bus skirta meno rinkiniams. Nebuvo priedo, kokiu pobūdžiu tie meno rinkiniai. Ar privatus, ar instituciniai, ar kokie. Man labai įdomu, ką mes matysim Art Vilnius šiemet. Gal ten irgi kažkokių privačių kolekcijų bus rodymas ir išpardavimas. Ne iki galo galėjau suprasti. Tai laukim, sekim informaciją. Tai rudenį turėsim progą pažiūrėti Art Vilnius su meno rinkiniais. Trumpai dėl menas ir investicija, tai manyčiau tikrai kolekciniai kūriniai įveikia infliaciją ir jie suteikia tikrai, tai ne vien yra graža, bet tu ir gauni bendrystės jausmą, tai tam tikrą bendruomenę patenki, tai yra tobulėjimas, estetinį grožį gauni namuose, tai ne vien viskas susideda į pinigus, dar tą norėčiau suvesti.
Man finalizuoti, ką prieš tai pasakiau, aš galiu. Kaip tik tai norite. Laisvė. Ne, aš tiesiog dar prisiminiau, kadangi ir Viktoras pasakojo superinę savo istorijas apie kolekcionavimą, aš prisiminiau pavyzdį, kuris ir galėtų iliustruoti, kaip atrodytų ideali investicija su tam tikra abejonė. Pavyzdžiui, prieš mėnesį kokį vyko ne jūsų, o Vilniaus aukcionas ir jame buvo labai neblogas Dereškevičiaus rinkinukas paveikslų. Ir dabar neatsimenu, bet kainos kyla, viena, pavyzdžiui, pakilo iki 2400 eurų. Ir tai buvo 75 metų, man atrodo, tapybos darbas, toks Dereškevičiškas ir labai simpatiškas. Su oboliu kažkaip jau nebegalėčiau jo nupasakoti, nors rankom pamojuot galėčiau. Ir štai dabar, įsivaizduok, 75 metai. Jeigu įsivaizduojam, kad šitą darbą kažkas tuo metu nupirko. Viktoras turėtų patvirtinti, kad šiaip žmogui iš gatvės atėjusiam į nedraugui, nepažįstamam, atėjusiam į dirbtuvę, vidutinio dydžio jauno, bet perspektyvaus menininko darbas kainuodavo maždaug apie 100 rublių, taip? 100 rublių tai buvo beveik mėnesio alga. Ir aišku, galima įvairiai skaičiuoti tą mėnesio svertą, nes sovietmečių mėnesio alga buvo gerokai svarbesnis ir intensyvesnė suma negu mėnesio alga dabar, bet skaičiuoju, štai 75 metai praėjo kiek. Man su aritmetika šią sekundę sunku. Praėjo 50 metų ir tas investuotojas, kuris nusipirko jauno menininko, jauno Dereškevičiaus kūrinį, gavo 2400 eurų. Tai yra 2 mėnesio algas, jeigu taip grubiai skaičiuojant pagal vidutinę algą. Pagal kaip? 2400. Vieną mėnesį. Tai yra jis kaip ir nepadarė investicijos. Ir aš galvojau baigti pasakojimą, kad jis padarė investicijos, bet reiškia, jis nepadarė investicijos, bet vėlgi tai tik ir parodo, kad su tom investicijom taip ir yra. Sunku apie jas kalbėti vienpusiškai. Na, aš dar tik tai truputį norėčiau pakomentuoti. Mene yra labai daug tų spekulacijų. Va šitas pavyzdys yra, kad Dereškevičius nepadarė, bet jeigu paimtume kokį Joną Švažą, tai aš manau, kad tikrai būtų visiškai kitokia kaina ir tų daugiau atlyginimų priskaičiuotume. Bet dar aš dėl ko norėjau truputį pakomentuoti, atkreipkim dėmesį, kad Dereškevičiaus darbas 2400. Lietuvoje menas dar tikrai yra pigus. Tu nacionalinės dailės nacionalinės galerijos autorių gali namuose pasikabinti už 2400. Tai tikrai šiai dienai dar yra prieinamas menas. Bet dar aš noriu priminti, kad dėl tų algų einant, ten buvo į rankas 100 rublių, o pas mus 2400 čia turbūt yra ant popieriaus. Nu, tai jeigu būtų stalčiui likę, tai be abejo, tai žioplys kažkoks stalčių rublius laiko. Ja. Tai faktas, kad į minusą nenuėjo, o faktas iš to, ką pasakė Algirdas, kad dar yra ką pirkti, taip kad skubėkime. Na, o dabar mes skirsime keletą minučių jūsų klausimams, galbūt kažkas turėtumėt prieičiau. Pakeltų rankų, matau, Labas vakaras. Aš vieną klausimą turiu pragmatišką, kitą iš smalsumo. Tai norėjau paklausti, gal yra kažkokie statistiniai duomenys, kokie lietuvių autoriai yra labiausiai likvidus, sakėt, negalim sakyti, tai tie judantis, tarkim, pardavimui, ar ne, jeigu galbūt yra tokie duomenys. O kitas klausimas, gal yra žinoma, ar pas kažką Lietuvoje yra Čiurlionio originalas kolekcijoje? Ačiū. Nu, tai judantis autorius būtų tikrai Čiurlionis, nemažai būtų norinčių, bet iš tokių gal autorių statistikos sunku pasakyti, nes jos yra mažai ir nėra jinai statistiškai dažniausiai reikšminga, bet
galima tikrai būtų išskirti klasikus. Tai tarpukario klasikai, nemažai 19 amžiaus autorių, iš mūsų šiai dienai dar tokį autorių tikrai vardinčiau ir išskirčiau, kuris, manau, galėtų aukcione turėti naują rekordą, tai būtų Kazio Varnelio darbai. Tikrai labai retas ir labai geras menas. O Čiurlionio, nežinau, buvo, bet man atrodo dabar rinkoje nelabai. Paskutinis kelis nupirko muziejus. Neskaitant grafikos darbų, atsiprašau. Jūs turbūt prisimenat 2003, atrodo, metais, kai buvo skandalas dėl Samuolio. Neprisimenu. Tai aš nesileisiu į tą istoriją. Kai staiga atsirado apie 60 paveikslų Samuolio, kai jis iš viso per savo gyvenimą maždaug tiek yra nutapęs. Ir tai buvo tokia, kaip čia pasakyti, ale Samuolis kūryba, kurios kiekiai ir sakykime, tie visi bandymai imituoti Samuolio kūrybą, darė įspūdį. Ir čia buvo ir paroda padaryta specialiai, aš tuomet dirbau Armoškos galerijoje, bet aš iš karto pasakiau, kabinam falsifikatą ir kabinam originalą, kad visuomenė atėjusi galėtų matyti skirtumus. Ne visur galbūt atrastų tuos skirtumus, bet jie buvo. Bet svarbiausia, kai aš paklausiau Edmundo Armoško, sakau, tu man pasakyk, iš ko tu pirkai šitos 69 Samuolius. Tu Liutkau nori, kad mane nušautų. Reiškia, yra rinkoje, vis tik tai yra savi dėsniai. Turbūt ne visada galima atskleisti šaltinį, ne visada ir pirkėjas nori atskleisti, jeigu jis abejoja tikrumu, kad jis neapsijuoktų prieš visuomenę, kad nepasirodytų kvailas. Išleido pinigus, o nusipirko padirbinius. Čia, žodžiu, yra tokia, nesileidžiant giliau, tokia buvo Samuolio istorija. Bet dabar dar gali Algirdas pasakyti, kokie dažniausiai autoriai yra klastojami. Ir jų yra. Tai aš už tai ir sakau, aš paklausiu. Jo, jis nusipirko kaip Samuolio originalus. Ne, jis nebepardavė jau jų, viskas jau. Po šito skandalo, manau, kad jie ten dar pas jį sandėlį kur nors garaže yra padėti. Bet tuo metu niekas nežinojo, mano uždavinys buvo dar, bet čia pačiam savo kėliau, o kas galėjo tai padaryti? Kas galėjo tokią iškrėsti, vadinkim, vos ne kiaulystę ir pačiam Armoškai, ir meno istorija, ir dailėtrininkai labai mane sveikino, sako, ačiū Dievui, tu ištraukiai, mes vėl pradėsim kalbėti apie Samuolį, jo originalią kūrybą, apie atvejus, kaip klastotės ateina, kaip yra daromas biznis ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, nėra blogai, kai tokie dalykai išlenda. Ir pačios klastotės irgi nėra blogai, nes jos pabus ten, kaip Viktorai sakai, garaže, bet jos jau turi savo pasakojimą, savo istoriją. Ir po kažkiek laiko, kai bus daroma klastočių paroda, vėl bus labai įdomu jas pamatyti. Tai yra niekas neprapuola. Jo, dėl klastočių kalbant, tai pliusas Lietuvoje, kad jos dar, jų tikrai pasitaiko, bet jos dar nėra geros kokybės. Kaip kokią turi problemą Rusai, Lenkai, ten, kur nežymiai brangiau kainuoja, tai dar kol kas neteko susidurti, kad būtų tokios labai jau įtikimos klastotės. Bet žinoma, toks autorius kaip Petras Kalpokas, tikrai galėtų ateityje turėti preteksto būti klastojamas. Arba ten koks tas pats Kazys Varnelis. Ir, pavyzdžiui, dar apie Samuolio klastotę vieną neseniai buvo Amerikai pasirodžiusi, bet gal ne aš siunčiau, bet manau nemažai kas siuntė ją, tai ten buvo akivaizdi tokia klastotė, bet tam visada ir siūlyčiau kreiptis į menotyrininkus, kurie tikrai galėtų pagelbėti šitais klausimais. Ačiū Jums už atsakymus. Mačiau, jog dar keletas klausimų buvo. Prieisiu.
Nu, nebūtinai aš turiu galvoje iš kolekcijų, bet gali būti iš namų, kas žino. Ar meno, tai mes turėjom tokias tikrai istorijas, Mikutavičiaus tragišką istoriją, bet iš esmės, man taip žiūrint, tai yra tikrai toks kaip mitas. Ką tu darysi suvoktų darbu? Tai, žinot. Nu tai čia man kažkada yra pakomentavęs, tai kas bus, jeigu iš manęs pavoks, tai po savaitės ateis su kažkokia pinigų suma ir su tais pačiais darbais, kad atsimčiau pareiškimą. Nes, vogtas darbas, jis, tiesiog, tu jau jo nebeparduosi ir čia daugiau yra tokių mistifikuotų istorijų, bet čia kaip dalyvavom ir diskusijose su muziejais, atsiranda tų vagysčių dingimų, bet jas reikia pagrindinai yra viešinti. Viešinimas yra pagrindinė priemonė prieš vagystes. Ir tai galima labai absoliučiai pritariu dėl tų vagysčių būtinybės demitologizuoti tą romantizmo aurą, kuri eina per filmus ir detektyvus, nes labai sveikai paveikia, nes šiaip pavogtų kūrinių duombazė pasaulinė, ją reikia prenumeruoti ir labai brangiai kainuoja. Bet jeigu nueiti į Amerikos pavogtų kūrinių duombazė, ji yra visiškai atvira ir verta pasižiūrėti, kas ten yra. Ten yra tokie blogi kūriniai, kad tiesiog net neįtikėtina. Ir tai matosi, kad vagia diletantai pas kažkokius žmonės. Bet tai yra, ten nėra šedevrų ir nėra, kuris grožisi magnatai savo Heidelbergo urvuose. Mano patarimas, jeigu turit didesnį kiekį darbų, dokumentuokit, išsifotografuokit, aprašykit, metriką turėkit. Ne tik dėl to, kad klastoti, bet ir maža kas, gal vagystė ir kas galima lengviau bus rasti. Ačiū už atsakymus, gal dar būtų klausimų? Oho, rankų daugėja, nežinau, kur keliauti, gal keliausiu arčiausiai. Rengiant parodas minėjot, kad skolinatės darbus iš kolekcionierių. Kaip jūs žinot, kas turi kokių darbų? Suveikia tinklas, aš pats tuo stebiuosi, nes tai yra, kai aš jau pats nuvažiuoju pasiskolinti, pats patenku į tą tinklą ir jau žinau po truputį. Bet tam ir yra menotyrininkai profesionalai, kurių žinios yra nepaprastai gilios, tokie kaip Viktoras, ir jų yra tikrai ne tik vienas Viktoras, bet jų yra gerokai daugiau, kurie tiesiog žino. Ir kai ateina laikas, mūsų žemesnio rango meno istorikų reikalas yra kitas. Mes turim žinoti, ko paklausti, kad jie žinotų, kur kas yra. Tai va, tą jungtį aš sugebu padaryti, o toliau jau yra jau viskas jų rankose. Dar vienas klausimas. Labą dieną. Aš tiesiog norėčiau paklausti, kaip suprantu, yra tokia kaip ir triada – autorius, kūrinys, pirkėjas. Ar gali būti meno kūrinys, jūsų nuomonė, vertingas be autoriaus? Tarkim, liaudės kūrinys arba kokia nors, kaip ikonų tradicija, kur autorius nebūdavo pasirašomas. Ačiū. Tai jūs ir atsakėt, paminėdamas ir liaudės kūrinius, jūs kalbate apie anoniminius kūrinius. Taip, čia visuomet tai gali įvykti ir labai dažnai tai įvyksta, bet reikia tam tikrų sąlygų, tai yra turi būti įveikti keli slenksčiai ir vienas iš tų slenksčių yra pasakojimo slengstis. Tai yra anoniminis autoris ir kūrinys, kurį padarė nežinomas autorius, jis ir liks nežinomu, jeigu apie jį nieks nepasakos. O norint, kad apie jį pradėtų pasakot, reikia, kad atsirastų žmogus, kuris nori apie jį pasakot, tai šiuo atveju yra meno kritikas arba istorikas arba žurnalistas gali būti. Ir antras dalykas yra, turi atsirasti žmogus, kuris norėtų tai parodyti kitiems. Ir tai yra jau kuratorius. Ir sudėjus pasakojimą, norą rodyti ir norą pasakoti, štai ir atsiranda bendrasis pasakojimas, kuris anoniminį kūrinį paverčia kūrinį. O jau pasikartosiu, o jeigu pasakojimo nėra, tai taip ir lieka. Čia dar vieną pavyzdį prisiminiau apie tas klastotės ir kaip kartais žinomi netgi garsus mūsų kolekcionieriai
nenori sutikti ir su ta ekspertų išvada, kad jo kūrinys yra, jo turimas kūrinys yra ne tas, ką jis laiko kaip originalą. Kaune buvo žinomas kolekcionierius, dabar jis miręs, todėl aš jo pavardės neminėsiu, bet Kauno paveikslų galerijoje veikia jo rinkinio paroda. Ten mišri labai, ten nuo rytietiškų dalykų, atvirukai Kauno ir, žinoma, tapyba. Ir ten buvo Samuolis vienas Kairiūkštis Vytautas ir vienas Ferdinandas Ruščicas. Tai mes turėjom tokią komisiją, nes reikėjo nuvažiuoti ir ten bilinėjusi dėl to patalpų, leist, neleist tai kolekcijai rodyti, nes patalpas užėmė. Daugelis tuo metu dar buvo direktorius. Ir mūsų komisija labai aiškiai pasakė, kad šitie 3 darbai yra klastotės. Ne Samuolis, ne Ruščicas ir ne Kairiūkštis. Ir tą oficialų aktą komisijos, aišku, davėm Daugeliui, Daugelis nusintė tam kolekcionieriui. Ir ką jūs manot, jis nenuėmė tų darbų, paliko toliau kabot. Tai iškart etika. Jeigu jau yra abejojanti solidi komisija tavo kolekcijos rinkinio kai kuriais daiktais, vis vien tu nerodyk bent visuomeniai tų kūrinių, nuimk, kad nebūtų klaidinami. Ir nenorėjome kelti skandalo, rašyti spaudą, kad nueikit, žiūrėkit, kad ten yra netikri darbai, ne tie, kas pavadinime parašyta. Žodžiu, kolekcija yra autoriaus, to kolekcijos autorių yra ir įpareigojimas ir atsakomybė. Jausk atsakomybė prieš visuomenę, prieš kitus. Jeigu jau tikrai roda, jau ekspertai pasakė, stop, geriau nerodyk. Na ir paskutinis klausimas. Jeigu dar turėsite vieną kitą, tai išties kviesiu tuomet užduoti mūsų prelegentams jau parodos erdvėje. Ar yra autorių, kurių dabar patartumėt neparduot? Ar yra autorių, kurių dabar patartumėt neparduot? Maždaug trumpalaikiai perspektyvai 3-5 metai ir bus gerokai geriau. Kaip visi nori tų pavardžių, tai prašom. Mano manimu, tai, kaip mes ir kalbėjom, sovietmečio modernizmas. Dauguma autorių tikrai yra per pigų šiai dienai, lyginant. Išeivijos autoriai tikrai šiai dienai yra daug kas nuvertinti. Ir maždaug taip apibūdinčiau. Tai Algirdai trumpai tada 3 pavardas pasakyk. Aš gal trumpai. Ir visi bus patenkinti. Labai sunku tom pavardėm, bet aš gal pasakyčiau, nuo ko pradėti. Taip, siūlyčiau pradėti Nacionaliniai dailės galerijoje yra nuostabi pastovi ekspozicija, kur susipažinsi nuo 19 amžiaus pabaigos, tiksliau nuo 20 pradžios iki šių dienų. Praeiti ir pasižiūrėsi, kurie autoriai patinka ir didžioji dalis tų autorių tu Lietuvos meno rinkai juos gali įsigyti. Jeigu nori seniau nueiti į Chodkevičių rūmus, ten irgi veikia puikiai 19 ir seniau nuo Smuglevičiaus laikų pastovi ekspozicija. Tai tikrai apeiti, pasižiūrėti, kas įdomu ir nuo to atsispirti. Nacionalinės galerijos pirmos 4 salės nuolatinės dabar uždarytos, vyksta pertvarka, ten bus visiškai nauja ekspozicija. Galima reklamą atrinkti, ar ne? Jau antroji, kaip girdžiu. Ir bus ir atidarimas, ir dabar aš truputį baigsiu reklamą, nes pamiršau, man atrodo, balandžio 28 tų naujų 4 salių atidarimas bus. Jeigu ne balandžio 28 kitą dieną, aš nekaltas, reikia patiems žinoti, kada vyksta viskas. Bet bent jau užuomenas davėte, tai susirasime. Tai kągi, labai ačiū gerbėmiems svečiams, klausytojams. Na ir dabar kviečiu jūs apsilankyti pačioje parodoje. Iki malonaus.